Ar žinojote, kad pasitelkdamas įvairias iniciatyvas ir verslumą, dabartinis jaunimas yra vienas pagrindinių miškų saugojimo lyderių? Šiame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje jauni žmonės imasi veiksmų, kad išsaugotų vertingas miškų ekosistemas. Iniciatyvumas – tai aktyvus veiksmas, kai nustatomos problemos ar galimybės ir imamasi veiksmų joms spręsti arba įgyvendinti. Verslumas – tai galimybių atpažinimas ir apskaičiuotos rizikos prisiėmimas, siekiant sukurti novatoriškus sprendimus ar verslą. Vienas dažniausių jaunimo iniciatyvos pavyzdžių – tai renginių organizavimas, meno parodos, filmų peržiūros ar muzikos festivaliai, kuriuose pabrėžiama gamtos ir miškų svarba. Visada galite pasisemti įkvėpimo ir iš kitų projektų. Pavyzdžiui, organizacijos Darom festivalis, Darom prie jūros. Šio renginio metu žabų tvorelėmis ir klojiniais sutvirtinamos kopos, taip apsaugojant jas nuo užpustymo. Dalyviai taip pat renka pakrantėje paliktas šiukšles ir mėgaujasi kita festivalio veikla – filmais, koncertais, pokalbiais ir dar daugiau. Taip pat galite imtis ir kitų iniciatyvų. Savanoriaukite vietiniuose žemės fonduose, saugomų teritorijų ar rekreacijos skyriuose. Sodinkite medžius. Kuo daugiau, tuo geriau. Žinoma, darykite tai tam skirtose vietose. Remkite organizacijas, kurios rūpinasi miškų išsaugojimu. Pavyzdžiui, Tree Foundation, Sengirės sukūrimo ir saugojimo fondas bei kiti. Ar žinote kokių nors vietinių organizacijų, kurios rūpinasi miškų problemomis? Negalite jų rasti? Imkitės iniciatyvos patys. Pirkite miškams draugiškus ir sertifikuotus gaminius. Reikalaukite geresnio produktų ženklinimo, kad žinotumėte, kurie iš jų yra sertifikuoti ir tvarūs. Dažnai lankykitės miškuose ir kartu pasikvieskite draugų. Pabandykite kartu pradėti diskusiją apie aplinkosaugos problemas. Mokykite vaikus apie miškus, pasitelkdami knygas ir tyrinėdami gamtą. Dalinkitės meilę miškams su kitais. Galbūt pasitelkus socialinės medijas? O gal norėtumėte tapti nuomonės formuotoju? Pasinaudokite šią galimybę dabar. Prisiminkite, kad savo veiksmais įgalinate ne tik save, bet ir kitus. Esate stipresni, kai prisidedate prie teigiamo pokyčio. Pradėkite šiandien. Pradėkite dabar.